Naktį lietus lyja, nėr kur dedas užregelis, nėr kur dedas juodberėliai. Jėrin laidžiau, žaliam sodam, ažu sakiau, nenulaužti aukso šakos, nenulaužti, nenukristi obuolių. Pavasario lygiadienis – tai laikas ir erdvė, kur diena lygi nakčiai, o saulė paseka tiksliai rytuose, leidžiasi vakaruose. Žemdirbiškose tradicijos nuo pavasario lygiadienį imami skaičiuoti jau nuo 2 tūkstantmečio prieš Kristų naujieji metai. Marginamas ir ridenamas kiaušinis, tobulas pradžios simbolis. Ant margučių randame ir pirmapradžio pasaulio sąrangos vaizdą. Mes tiesiog ėjom pro šalį ir pamatėm labai magiškai žiburėliai ant žemės. Buvo ir tiesiog galvojom, kad reikia eiti, bet šiaip žinom, kad šiandien yra žemės diena. Kad šiandien pagal lietuvių tradicijas yra nauji metai ir kad yra lygiadienis, ar apie tai žinojate? Taip, žinojate ir šiandien? Taip. Aš čia nežinau, nes aš vokietis. Puiku. Pirmą kartą jūs čia, taip? Jo. Koks įspūdis jūsų kaip atvažiavusio žmogaus, kuris tokią šventę aplanko? Jo, aš gana atsitiktinai aplankau, bet man tai visai patiko, nes Vokietijoje mes nelabai švenčiame tą dieną. Kas jūs patį atvedė būtent į šitą? Mokiniai nori dalyvauti. Mokiniai nori dalyvauti, jo? Ko čia padarė? Aukščių matot, gražių. Ten kabo tik tai nešviečia pas mus. Mokytoja, aktyvistė, pas mus pradinukė mokytoja, dailės mokytoja ten pas mus. Tiesiog įdomu dalyvauti ir be to čiagi mūsų istorija. Mes švenčiam lygiadienį ir čia, kai čia buvo Šventaragio slėnyje, mūsų žynys senovės, kai lietuviai šventė lygiadienį kaip naujus metus. Mes ir norim atgaivinti šitą šventę. Čia etnokultūros centras, pas mus entuziastų yra, o mes su jais pastoviai bendradarbiaujam. Mes iš Žemynos pagrindinės mokyklos. Mūsų vakarą tai mes šventėm mokyklai. Didžiulę šventę buvom padarę tiesiog. Senovės lietuviai tikėjo, kad lygiadienio rytą įsimaudžius upėje, tekančioje iš rytų, nes tądien saulė teka tiksliai rytuose, būsi tyras ir sveikas visus metus. Toks paprotys praustis rytą užfiksuotas ir Velykų šventės metu. Todėl gali būti, kad kažkada Velykos buvo švenčiamas būtent šią dieną per pavasario lygiadienį. Dar seniau jaunaties metu aukodavo ir valgydavo gaidį, o pavasario lygiadienio vakarai buvo laikomi šventvakariais. Ši astronominė data buvo pažymima apeigomis, dainomis bei šokiais. Senuose pavasario papročiuose galima atsekti 2 besiveržančių pradų gerbimą. Tai dvyniai, kurie reiškiasi kaip poros, paukštis, žaltys, ugnis ir vanduo. O šitaip mes šiais metais švenčiame pavasario lygiadienį katedros aikštėje.